geriausia metų laida pretenduoja tapti Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Sumaniausių Lietuvos vaikų žinių konkursas prasidėjo 2008-aisiais ir akimirksniu tapo viena žiūrimiausių laidų šalyje. Penktadienio vakarus kartu su Lietuvos televizija leidžia ne tik akademinė visuomenė, moksleiviai, jų tėveliai, seneliai, bet ir Lietuvos Respublikos prezidentai. Prezidentas Valdas Adamkus priėmė ir pasveikino 8 Lietuvos tūkstantmečio vaikus, o naujoji šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė nedvejodama sutiko tapti projekto globėja ir tuo mes labai didžiuojamės. Projektas sėkmingai siekia užsibrėžtų tikslų, kelia mokslų, žinių, mokyklos ir pedagogų prestižą, skatina mokinių domėjimąsi mokslu bei supančių pasauliu, mažina atskirtį tarp Lietuvos miesto ir kaimo, tarp mokinio ir mokytojo. Lietuvos tūkstantmečio vaikų viktorinoje jau dalyvavo beveik 500 vaikų. Jie atsakė į daugiau kaip 2000 klausimų. Studijoje juos palaikė net 10 000 sirgalių. Tai, kas svarbiausia, Lietuvos tūkstantmečio vaikai.